Į čia rašiau. Nu va, įrašas irgi yra. Okay. Tai planelis šiandien kaip ir aiškus. Tikėtinai kokią valandžiukę aš tai bandau dabar susidėlioti laikę, bet taip užsidėjau, kad valanda pusantros galėtų būti. Pasidaryti savo tokį pratimėlį, kai kam galbūt net ir kaip eksperimentą, bet su mintimi, kad jeigu jūs esate prie kompiuterio dabar, kas iš principo palengvintų šitą situaciją, tai nepamatyti, kaip pasidaro, bet kartu pasidaryti ir pasižiūrėti, kaip iš principo viskas veiks. Ir šitas išbandymas ar tai eksperimentas, kaip čia jį užvadinti, jis yragi nemokamas tas porą savaičių. Jeigu matysit, kad kažkas nesigauna, tai žiūrėk, backup plan visą laiką yra. Atsijungiai, atsikancelina ir kaip čia užvadinti. Ir viskas. Bet iš kitos pusės, kai 2 savaitės yra veikti, ką nors, ir žinai, kaip tiksliai padaryti, tai kas čia žino, gal žiūrėk, ir tavo bendruomenė jau pradeda įsisukti. Tai aš su tokia mintim, nes man pačiam šiandien aiškus reikalas yra sukurti, pajungti gyvavimui, gal pavadinkim taip, nes aš ją pradėjau dėlioti trečiadienį, ketvirtadienį, bet žiūriu, kad pritrūksiu ne tai, kad laiko, bet galbūt išnaudoti geriau progą, kad kartu kitiem parodant, kaip kuriasi bendruomenė, nes vienos naujos kaučingo mokyklos laidos vieną bendrą erdvę reikia ar taip sukurti. Tai galvoju, tada neįrašinėsiu, bet paliksiu kartu bendruomenį. Kam aktualu bus, pasijungs, pasidėlios ir tada mes matysime tam tikrą užgimstantį rezultatą. Ir tad tokio, sorry, ir tada tokiu atveju gal net kvietimas yra, kad mes taip laisvai prie arbatėlės, prie kavos sekmadieninės ryto pavadinkim, kartu ir pasidarbuojam, lyg toksai kaip workshopas. Ir daromės, darom pažingsniui, kas reikalinga, kyla klausimas, iškart galbūt daliname savo ekranu, jeigu reikia, pasižiūrim, pasitikrinam ir užgimsta tas, kas, nu, galbūt ir daug laiko ir planuota buvo užgimti. Tai jeigu jums tokia mintis tinka, tai realiai jūs ar tai mano ekraną matysit, ar tai kažkieno kito ekraną matysit, bet pažingsniui mes susidėliosim viską, kas reikalinga turėti tą bendruomenės pačią pradžią ir taip tada išjudėti. Jeigu toks planas ok, tada imam ir darom. Good, good, fine. Aš tokį prisiminiau, dabar galvoju tik tai, kurio čia bendruomenė, mes turbūt Mastering Awareness irgi šitą dėliojom, kad reikės padaryti kokį nors challenge. Mačiau kiti, kurie owneriai tų bendruomenių daro, kad tie, kurie aktyviausi bendruomenės nariai, jiems kažkoks bonusas, žinai, būna. Pasižiūrėjau, kad čia pas mus Rimvydas su pagalbininku yra vienas aktyviausių narių, nes tie aktyvumai jie realiai matosi, pasidalinsiu, gal tada bus aiškiau, apie ką ir kalbu. Kurgi čia yra tas šermiktukas? Čia yra šermiktukas. Ir leaderboardas yra lifetime, Rimvydas, klausyk, yra pirmo vietoj. 271 tašką surinkęs. Nu, tai čia visokie laikai, į komentus ir taip toliau, ir taip toliau. Paskutinę savaitę Ieva, Rimvydas per vieną, per vieną atsilieka. Nu, bet tai bendrai paėmus, ar mes galim šitą dalyką matyti. Mes, tarkim, leaderboard'e visą laiką matom, kas per aktyvų žmonės yra. Ir net esant kažkur tai bendruomenėje, iš karto toks, nu, priminimas ir kvietimas kitą kartą. Norintiems susikurti galbūt tam tikrus ryšius ir išnaudoti bendruomenės, kulia aš kalbu bendruomenės, kaip netvarka, kaip tinklaveika, pasižiūrėkit šitus dalykus. Pasižiūrėkit šitus dalykus, kas yra lyderiai. Jie jau turi kažkokios tai patirties ir jau atitinkamai tam tikrose situacijose galit pas juos knock padaryti ir pačiatint, pasišnekėti, pažiūrėti, ką jie veikia, ką jie yra sukūrę, ką jie kartu galbūt turit kažkokių tai kitų bendrų dalykų. Nu, kaip pavyzdys, va čia pas Ievą užbėgom, čia bendrų duomenų kažkokių tai nėra, tai čia tik tai vardas, pavardė. Nu ir čatint galėti tinkamai su žmogumi. Arba bet kurį kitą. Vat Rimvydas irgi, o gerai, Rimvydas šitas irgi aktyvus, o čia žiūrėk, tai bendrų kažkokių tai dalykų yra, čia dar galim pamatyti, ką jis veikia. Ir vėl pasiklaus kažką tai, pasišnekėti su juo, pamatyti, kas jam būtų naudinga iš to, ką jūs turit, ką galbūt jūs galite naudingo iš jo gauti, jeigu susitarėt, kad tokie mainai bus. Tai šitus leaderboardus kiekvieną kartą pasiekit ir pasižiūrėkit, kas vyksta ir kas galėtų būti aktualu jums. Tai man tokia mintis, kad tie, kurie lyderiai yra,
Rimvydo tai per pusę žodžio perklausiau, nu, būsi, tai gal tavo kažką tai paimam ir darom. Ir tada aš savo darau. Rimvydas žinau, kad savo darys. Tam mums realiai reikia kelių dalykų. Jeigu tai pasiruošti, nu tai aš kadangi toks, žinot, iš vis tiek tų laikų, kada dienoraščiai buvo madingi ir taip toliau. Tai aš turiu realiai tokius kelis instrumentus. Aš turiu savo, nu, Remarkable, tenai rašausi kažkokias tai atskiras mintis. Ir skūlui pasidaręs tokį atskirą, nu, kaip čia tas vadinasi, aplanką tą, nu, folderį ir kaip jisai dėliojasi, ne? Ir ten aš rašausi vieną kitą priminimą į tokius atskirus nautus. Tai yra toksai, vat, vienas ranka, kaip sakoma, ir kiti yra trys dalykai. Nu, tai realiai, jeigu internete, tai yra puslapis atsidaryti skūlui, puslapis atsidaryti kanvasai ir puslapis atsidarytas su ChatGPT. That's it. Viskas. Trys punktai, kurių realiai reikia, net nelabai mokančiam kai kuriuos dalykus daryti. Tai aš, kadangi taip linkęs visą laiką pergalvot, kaip visą tai atrodytų automatizuoto sistemoje, tai nuo to viskas prasideda, kad padarau vieną kartą pats, kad ir kirviu tą vadinamą kapotą scenarijų padarau pats ir kuomet aš jį jau galiu aprašyti kaip sistemą, aš perduodu asistentui. Tas žmogus tada tiksliai žino, kas yra. Kartais aš būnu net nufilmavęs šitus dalykus. Pamenu vieną tokį pirmąjį bandymą, kur, nežinau, gal kažkas matėt, Dvi galvos geriau, mes ten su Sauliumi Jovaišu turim tokį projektą 6 metus. Ir jisai tokia, nu, seka vyksta. Mes antradieniais darom laivą, nu, įsijungiam live, padarom, pašnekam. Ir tada viskas ir paliekam šitą visą reikalą. Bet tam, kad paliktą reikalą, reikia aprašyti, apie ką kalbėjom, kas ten buvo, kas vyko ir taip toliau. Tai aš savo tokį apgaudinėjimą buvau įsijungęs. Baigėsi antradienis, ten 5 valanda, aš tada pasilieku kokiai, nu, 5-50 minučių apsirašyti viską, kas buvo, ką aš kalbėjau, nu, ką mes kalbėjom, nu, tokį, žinot, turinį sudėliau. Tada tokį call to action kažkokį tai galbūt bendrą sudarau, galbūt kažkas tai įsijungia kaip po kada kas buvo kalbėta, kokie galbūt kvietimai, koksai ten renginys ar dar kažką tai panašaus. Apsirašau tokį ir sakau, žinai, čia mano yra valandos refleksija. Aš čia taip pat pareflektuoju, pabūnu, bet ilgainiui suprantu, kad, nu, truputėlį meluoju. Tarsi, tai man visą tai užtrunka valandą laiko, kurią aš turiu nuimti nuo kažkur kitur. Nežinau, nuo pasivaikščiojimo su šeima, ten vakarienės, nesvarbu, kas būtų. Ir paskui sakau, taigi visą šitą dalyką gali aprašyti kažkas kitas. Ir tada, nežinau, gal jūs pagausit ant savęs šitą dalyką, nu kas geriau pas mane padarys? Nu kas geriau padarys už mane, mano kūrinį, dar kažką tai panašau. Nu tai va su tokia mintim kažkiek tai pasidėliojau ir paskui vis tiek ateina suvokimas. Jeigu tu negali dokumentuoti tai, kas vyksta, vadinasi, tai bet kuriuo atveju nėra ilgalaikiška. Nėra ilgalaikiška iš principo. Aš tada paimu, dar ten plus reikia paleisti reklamą, plus reikia naujienlaiškį siūs, nu tokie 3 darbai ir jie visi mano, nu aš turiu daryti šitus dalykus, nes kaip kitaip. Ir tada su kolegė virtualus asistentas, nu, kur paslaugas pateikia, sako, tai gerai, tai tu sako viską, ką darai, tu nufilmuok tiesiog, tu nufilmuok. Ir aš įjungiu šitągi skryną, filmuot ir pasakoju, aš dabar darau tą, aš einu ten, pajungiu tą, ir tenai ekrane viską mato. Aš tą failą nusinčiu, net nenusinčiu, aš jį įkeliu į savo YouTube ir nusinčiu jai linką į tą YouTube. Jinai pasižiūri ir man sako, gerai, tai kitą antradienį nieko nebedaryk. Kitą antradienį nieko nepadaryk. Ir aš galvoju, nu gerai, pažiūrėsim, kaip čia nieko nedaryk. Ateina kitas antradienis, seka ta pati. Vienintelis skirtumas yra, aš po laidos nieko daugiau nedarau. Po laidos nieko daugiau nedarau. Ruošiuosi, dar kitam ofise buvau. Ruošiuosi viską išeiti, ten išjunginėjau, nežinai, sutaupiau valandą ir išeinu kažkur, nu, prabėgus geram pusvalandžiui po laidos. Ir gaunu notification. Man iš manęs atkeliavo e-mailas. Man iš manęs atėjo e-mailas. Aš atsidarau tą e-mailą, viskas padaryta. Naujienlaiškis išsiųstas, skriptas, nu, tarsi, ką mes ten kalbėjom, sudėtas, laikai sudėti, viskas padaryta trumpiau negu aš darydavau. Per gerą pusvalandį viskas susidėliojo. Ir aš taip tokiu susigūžęs, rimtai
aš šitą vadinau, čia mano refleksija, niekas mano darbo geriau už mane nepadarys. Žinau, bijas, nesąmonė. Tai va čia lygiai taip pat, tarsi, jeigu jūs matot atitinkamai tam tikrą dalį, kurią darot ir galit ją dokumentuoti, realiai kažkada tai kažkas kitas galės padaryti už jūs, automatizuotai, lyg procesą kažkokį. Jūs tuo metu darysit kitą savo darbą, pagrindinį darbą. Nežinau, kas tai būtų jūsų pagrindinis darbas, bet pati idėja viską sistematizuoti yra kažkas, game changeris iš principo. Čia lygiai taip pat. Bendruomenę, kurią jūs kursit, šiandien galbūt kursit tokiam testavimui iš vienos pusės. Bet eigoje jūs galbūt kursit ne vieną bendruomenę. Ir šitą dalyką jums galės padaryti kažkas kitas, jeigu jūs mokėsite tai dokumentuoti. Tai šitoje dalyje man toks ir kvietimas yra. Kadangi aš žinau tiksliai, ką aš turiu sukurti, tai man atrodo, aš jau tokiu automatu, pum sudėliočiau, nes aš 2 sukūręs jau šitas bendruomenės esu. Ir dėl ko ir buvo mintis, kad būkit geri tie, kurie kam aktualu, būkit geri, bet prisijunkit, nes jūs gal turėsit klausimų. Ir kai ką aš galbūt permesiu pats darydamas, net nepagalvodamas, kad į tai reikia atkreipti dėmesį. Bet jums, kaip bus pirmas kūrimas, jūs galbūt klausimą turėsit kažkokį, tai čia galėsit paklausti, aš galėsiu atsakyti. Tai tada tokiam net ir su tokiu pakvietimu, jeigu norit, kartu darykit, jūs galėsit tada pasidalinti savo ekranu, kad mes galėtume pasižiūrėti ir pataisymus tam tikrus padaryti. O aš tuo pačiu kursiu savo. Ne tai, kad kursiu, bet užbaiginėsiu kurti, aš daugiau nieko paskui neįkėliau, jūs pamatysit tokį grinai tuščią, pavadinkim taip, lauką ir iš to tuščio lauko bus matoma, darosi tas, darosi tas, darosi tas. Tai Rimvydas, kadangi čia gal niekas nesupyks, Rimvydas yra pas mus vienas iš tų leaderboardo šeimininkų pirmam aukšte esančių. Tai jisai sakė irgi, kartu darysis, galės jisai savo pasidalinti ir mes nuodugniai pradedam, seką tam tikrą. Tai ta seka yra labai paprasta, jeigu pasidalint ekranu, kuriuo aš jums neseniai ir dalinausi. Viskas prasideda nuo paprasto reikalo, kur, kaip čia dabar, jūs irgi taip manot, jo, dešinė, čia nieko veidrodinių nėra, dešiniai, viršui yra Create Community. Ir šitas modelis, jisai nuo to pradedantis veikti. Tu prasidedi savo sukurt kažkokią tai bendruomenę, pasirinkdamas vienokį arba kitokį planą. Tai yra hobby planas ir profesionalus planas. Viskas realiai visur yra tas pats, tik tai 2 skirtingi dalykai yra. Aš iškart pasakysiu, kad mano pradėta kurti yra šita bendruomenė, todėl kad man reikia žiūrėti į priekį dėl kelių dalykų, kurie yra čia susiję. Vienas dalykas tai, kad aš eigoje negalėsiu vienas viską administruoti, tai man reikia, kad būtų daugiau administratorių, moderatorių, grupės ir administratorių, kad jiem perduot kažkokias tai teises ir bekuriant jūs pamatysit, ką aš ten tiksliai padarau. Tai dėl to aš rinkausi šitą. Realiai, kadangi ta grupė, kurią aš dabar kursiu, jinai eigoje kažkiek tai laiko, jinai tikrai nebus mokama, todėl kad joje bus coachingo mokyklos bendruomenė, nariai, kurie va čia pirštais nesirodysim, kurie jau vakar pabaigė savo sprogdinimus galvų, bet viskas tvarkoja, Milda, sveika, grįžai, viskas gerai? Ok, fine, liuks, gerai. Tai šitas dalykas ir kitas man svarbus dalykas yra tas custom URL. Tai yra, kad jeigu paprastai sudėliojus, bendruomenė priskiria pavadinimą ir prideda kažkokį tai kodą. Tai man tam pro lygyje reikia, kad būtų pure pavadinimas, toks be jokių ten priedų ir taip toliau. Tai va atitinkamai šita dalis. Taip, Rimvydai, tu iš karto jau keli ranką, tai klausk ir sakyk. Jo, patį nustebino, bet nėra čia vieno svarbaus aspekto. Už 9 baksus neduoda pasirinkti afiliatų. Afiliato to procento, kurį atiduodi žmonėms. Gerai, super, tvarka. Gerai, šitas man nebuvo žinomas čia pasirenkant, bet aš turiu logišką paaiškinimą, kodėl šitas dalykas yra. Tai, kad hobyje tu ir nevystai kaip verslo iš esmės. Ir didžioji dalis yra tų, kurie realiai būnant vienu adminu, vienas grupė adminas, bendruomenė turiu adminas, tu realiai vienas viską ir tvarkai. Bet kai tu perkeli viską ir labai dažnai hobio grupės tos bendruomenės, jos realiai būna ir nemokamos. Tai kai tu turi nemokamą grupę, duoti afiliatą, kad kiti reklamuotų ir tu mokėtum jiem, nežinau kaip dalinasi, kiek procentų iš 0 pajamų tu gali, padalinti, kad kebra, davai, reklamuokit mane, aš jums mokėsiu 5 procentų nuo 0. Tai, čia gal ta, tada, tokia logiška, dalis yra.
Bet nepaisant to, bet kuriuo atveju vėliau tu galėsi pereiti į šitus dalykus. Vėliau tu galėsi iš to pereiti į pro lygį. Tai, nu, čia su ta mintim, atitinkamai jau kada jau viskas įsijungs tokiu kaip ir verslo modeliu ir kada norėsis ir to afiliato, kad kiti reklamuotų, kiti kvieštų į tą grupę. Tai čia labiau apsimoka dėl to, kad yra tas um, transaction fee, kaip čia dabar lietuviškai išvertų šitą dalyką. Tai reiškia, kad nu, tarkim, jeigu jūsų grupė bus mokama hobio šitam reikale ir mokėsit, tarkim, jūsų bendruomenės nariai mokės $10 už per mėnesį, tai jūs gausit ne $10, o $9 dėl to, kad skūlas pasiims kaip transakcija atitinkamai šitoj daly. O profesionaliam pasiims tik tai 2,3%. Vadinasi, iš tų $10 jūs gausit, nu, atitinkamai atmetus tik tai 3%, kiek čia tada susidėlios, tai ten 9 kažkas, tai ne? Ir šitoj daly tada gaunasi, kad lyginant su kitais, su kitom platformom, šita transaction fee yra mažiausias kūlė atitinka. Nu, tai vėl, čia, kadangi jas kelias tikrinausi, žiūrėjausi, iš esančių, tai Discord'e mes buvom pradėję, bet čia tik tai buvo kalba, nu, chato reikale. Circle susižiūrėjau, Staną susižiūrėjau, kuris man, nu, kažkaip labiau atrodo lipo skūlę, tai aš dėl to į skūlą. Vienintelį, kurį dar svarstysiu ir, nu, šiek tiek pradėjau svarstyti, tai yra, bet dėl kitų dalykų, ten dėl puslapių, dėl internetinio marketingo ir dėl CRM sistemos kliento, nu, to managemento viso. Tai tenai bus high level'yje, bet čia dar nesusiję dalykai. Tai va. Pradžia yra visą laiką tokia. Nuo to prasideda ir tada atsidaro pasirenkamas kažkoks dalykas 2 savaitėm. Kas tai bebūtų. Ar tai šitas yra 2 savaitėms nemokamas planas, nu, to, aišku, čia turbūt dabar tai pas mane automatiškai suvesta kortelė, iš kurios aš, nu, moku įmonės kortelį. Jums reikia tada susivesti ir pavadinat, nu, kažkaip tai grupę, kuri kaip jinai vadinsis. Tai aš dabar šito dalyko aš dabar nedarau dėl to, kad ta grupė jau yra sukurta, Coaching Mindset sukurta, aš ją parodysiu, kur kas kaip viskas vyksta, bet pati idėja yra tai, kad yra 2 savaičių nemokamas tas free trialas ir nesvarbu kur, ar tai būtų, grįžau čia, susitikrinsiu, bet man atrodo, kad Create Community čia irgi yra lygiai taip pat, jo, 2 savaitės yra nemokamas ir per tas 2 savaitės mes bendrai kalbant, bendruomenė galėtume ir pasižiūrėti ir vieną kitiem padėti atitinkamai. Tai Rimvydai, kadangi kalbam apie tavo, gal tada tu gali ir nori pasidalinti, kad mes paskui tada galėtume matyti, nu, visiškai netrukus, aš dar tada tik tai parodau, ką aš darysiu. Mano vat yra šita bendruomenė, kuri irgi tuščia yra. Matot, ne jinai logotipo savo turi, ne jinai coverį turi. Vienintelis dalykas, kuriame yra aprašymas, kad tai yra šitos programos bendruomenė ir čia besimokantis ir pabaigę šį kursą, čia ruošiasi tapti etapui, kuris atvers, nu, ir čia toks truputėlį mistikos, taip, būtent tai ir atvers. Nu, ką jau čia susidėlios, hibridai, tas ir bus atverta. Bet matot, niekas neuždėta. Taip, klausė kažkas. Aš labai trumpai, žinai, gal praleidau, bet žiūrėk, aš dabar vat irgi kartu kuriu su tavim. Okay. Ir vat aš kaip pavadinimą grupės ar ne dėlioju ir aš dabar galvoju, gali būti, kad man paskui reikės šiek tiek jį pakoreguoti. Tai yra įmanoma? Jo. Tai vat aš tau ir parodysiu. Settinguose, atitinkamai ten, kur tu esi, nu matai, čia irgi jinai tuščia yra, va. Viskas pas mane tuščia, aš nieko čia nedaras, bet paspaudų settings yra kur general, atitinkamai šitoj daly, tu matai, matai, yra change URL. Ir čia tu realiai tada pakeisi, tada, kada reikės. Ir matai, jeigu tu turi hobby planą, šitos dalies tu nepakeisi. Nu, jinai tokia ir liks, tarsi su tais kodais. Dabar pas mane jinai yra palikta ant to profesionalaus plano, aš jį tada galėsiu pakeisti ir pakeitęs, nu, reikia pasižiūrėti, kokia laisva bus atitinkamai, toks patikrinu, o, toks buvo laisvas. Aš tokį galėsiu pakeisti ir jau tada jisai nekis. Bet kaip pavyzdys, jeigu aš, žinai, dabar padarysiu, nu, čia spėju, bet čia dabar jaučiu nebus šito dalyko. Jeigu aš išimu coaching tik tai, kad palieku, ne, toks jau yra užimtas. Matai, jau kažkas tokią bendruomenę turi. Bet dabar pažiūrim ugnį. Matai?
tavo vardinė bendruomenė, žinai, būtų laisva. Nu, dabar jau net pačiam įdomu. O Povilas? Nu, tai, O, irgi, matai, yra laisva. Nu, žodžiu, čia toksai pasižaidimų, žinai, susidėliojimas. Bet šitą eigoje tikrai, Ugnė, šitą bus galima keisti, jeigu tu turi pro šitą planą. nu, aš ant pro bandau daryti. Gerai, super. Jo, ok, tai va čia šitas dalykas. Aš dabar irgi tokiam pasilikime, kad, matai, pats URL, kurį ruošiatės keisti arba planuositės keisti, jis yra toksai, nu, kaip čia pavadinti, daugiau ant akmens išraižytas jau. Tai jį tokį jau kokį paliksit, nuėmę tuos kodukus, nu, tipo tą skaičių, žinai, atitinkamai, jis jau daugiau mažiau toks ir liks. Ir man dabar toksiu, nu, palauk, aš atsidarysiu kitą bendruomenę, nu, tarkim, šitą, kur jūs čia mes ir esam, iš kurios darom. Ir čia, man atrodo, aš jau kaip pakeitęs, aš turbūt jau čia, o matai viskas, aš jau čia negaliu keisti. Va šitą bendruomenę, aš jau ją kaip palikau tokią, su mintimi, kad jinai eigoje gal net ir virs į anglišką, nu, platesnę, tai bet ką aš galėsiu keisti, aš galėsiu grupės pavadinimą keisti. Ir čia tada su ta mintim aš laikiausi tokio, kad aš čia palieku LT, tipo, kad dabar būtų ženklas, kad tai yra lietuviška, šitą aš jau palieku nebekeitęs, aš jau, matai, niekur neturiu kaip ką keisti. Vieną kartą pakeičiau, tai jeigu Ugnė užvadinsi, žinai, savo bendruomenę Ugnė, vadinasi, jinai ir bus Ugnė. Viskas. Daugiau Nu, nieko aš nebus. labai galvoju dėl lietuvių kalbos, pas mane be perdėgymo, nu, turėtų būti taip vadintis ar ne, bet vad galvoju, gal šitame etape gal ir gerai, nu, paskui jeigu plėsis netyčia gal ir tyčia Jo, į gal ir kitas tyčia, būtent. kalbas, tai, nu, tada žiūrėsim. Nu, matai, iš kitos pusės man toks, aš su savimi irgi tokį, vat, ir pats pasitariau ir paklausiau kitų, kurie, žinai, jau turi ir nu, tokį investigation pasidarėm. Nu, pati mintis yra ta, kad ir kiti, ką daro, jie turi tokį bendresnį pavadinimą, kuris būtų, nu, randamas per Discovery. Tai jeigu tu įsidėsi tik lietuvišką per Discovery, nu, aš turiu omeny per Discovery, tai per šitus visus dalykus, kur Discovery Communities, čia galimai tavęs nelabai ras, jeigu tu rašysi tik lietuviškai, nes nelabai, nu, tu sumažini spektrą, kiek žmonių ieškos. Tai angliškas variantas, jis tinka labiau. Nu, iš tos perspektyvos tada žiūrėti. Tai kadangi šitas tinka labiau, tai aš, pavyzdžiui, jį ir pasilikęs anglišką, o čia aš galėsiu pakeisti. Čia aš dabar palieku, kad tai yra LT, kai jisai bus angliškas, vat, mūsų šita pirminė bendruomenė, kur dabar vat, čia mes ir esam visi tie founderiai, tai šitas tada nusibrauks ir viskas bus ok. Nu, tokia logika. Ok? Fine, gerai. Ir kitas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra jūsų arba private, ar yra public. Tai čia yra skirtumas tarp to, kuri yra visiems matoma ir bet kas gali ją įeiti. Yra tokia opcija ir kitas variantas yra tai, kad jinai yra privati, jūs realiai nusprendžiat, kas į ją įeis. Tai yra jūs uždedat sąlygas, kad jisai gali susimokėti ir tada įeiti, jis gali atsakys klausimus tam tikrus įeiti. Vat nuo čia visa seka yra. Tomai, taip, tu matau ranką keli, tai prašau. Povilai, čia matau, yra tas change URL, tai ten pilkai parašyta, matai laukelio po dešinę pusę apačioj. Nežinau, ar jis veikia. Tai... Jo, palauk, gerai. Ir, nu gerai, jeigu čia dabar... Aš kažką, žinok, buvau skaitęs, kad jeigu vieną kartą pakeisi, kitas kartas arba ne tai, kad nelabai galima, ar tai jisai kainuoja atitinkamai. Tai nenoriu užtvirtinti, bet jo, gerai, kad pasakė, jo, čia šitas turbūt irgi... O žiūrėk, galiu dar klausimą prie to pačio, čia į pačią pradžią. Tai... O kuo tas... Ne dėl techninės momento, kodėl tu skulą pasirinkai? Kodėl aš skulą pasirinkau? Todėl, kad vienas dalykas, nu gerai, čia tokiam, ne tai, kad atskira istorija šitam dalykui, bet aš anksčiau viskas, kas vyko mokyklose, viskas sukosi per Facebooką. Facebook'e sudėliot atskirai grupės yra, bet labai, kaip čia, neišpildytas naudojimasis tada, kada reikia kokį kursą paleisti, įdėti, jeigu kažkokią tai dalomąją medžiagą, tarsi, labai sunku surasti šitoj daly. O skūlė, vienas iš tų variantų, viena iš tų opcijų buvo labiau pritaikyta tiems kūrėjams, edukatoriams, mokytojams, kas tai bebūtų. Tarsi, tu platformą turi tokią patogesnę naudojimą.
Tai čia momentas buvo tai, kad dar tuo metu susiplakė, kad aš buvau atsijungęs šiek tiek nuo tų soc tinklų, tai aš ieškojau realiai kito būdo, kuris mane, nedistraktintų ir pasižiūrėti, ar yra kažkaip grupės, kurioj būnant, tu kaip čia, ne tai, kad nesinorės, bet tau nebus labai daug opcijų peršokti kažkur kitur. Tai socialinių tinklų grupės labai, ne tai, kad leidžia, bet net kitą kartą kviečia išeiti iš tos grupės kažkur kitur. Tai toks labai trikdis didelis tada susidėlioja. Tai skūlas buvo vienas iš tų, iš kurių rinkaliojausi ir man atrodė, kad ten yra labiausiai priimtinas būdas atitinkamai. Yra klasrumai, per tuos klasrumus yra daug galimybė sudėti procesus visus atitinkamai sudėlioti. Tai man, pažiūrėjau, šitas labiausiai tiko ir jeigu tai pasižiūrėti į čia, aš kalbu apie klasrumus čia šitus dalykus. Va čia man labiausiai patikęs dalykas, kuris realiai ir leido susivokti, kad čia reikia daryti tada. Tai čia atitinkamai instruktuoji, sudedi, kaip viskas vyks, gali pridėti atitinkamai susitikimų ten įrašus, kas čia bebūtų, čia atitinkamai mūsų visi susitikimo įrašai yra šitos grupės, paskui ten kitos grupės atitinkamai yra. Tu gali matyti bendruomenę labiau kaip tinklą. Žinau, kad Amerikoje dar kažkas yra, bet nepasižymėjęs. Tai žodžiu, čia atitinkamai seka yra ir tu savo dėliojasi tos atskirius dalykus visus. Tai man, pavyzdžiui, šitas jisai labiausiai atitiko tai, kas čia ir veža. Tada visi matomi yra, čia antradienio susitikime Živilė svečiuose bus apie Multiplieris knygą. Kitą savaitę tada 2 susitikimai jau bendruomenės narių, kurie ruošia. Čia dar kiti, čia ir Rimvydo toliau. Žodžiu, tai žinok, per šitą. Man jisai toksai labiausiai priimtinas. Ir kitas toks labai žmogiškas dalykas. Aš tuo metu, kada aš turėjau akauntą savo, nes aš turėjau kelis kursus nusipirkęs kitų kūrėjų. Ir čia buvo sukelti, tai aš mačiau, kad man taip labai patogu naudotis, bet kitas dalykas, kad aš kada buvau rugpjūtį Amerikoje, aš susisiekiau ir bendravome su keliais iš tų kūrėjų. Ir aš pamačiau tokį, žinai, man, pavyzdžiui, svarbu tas, ryšio toks, žinai, kūrimas, palaikymas, kad aš parašau steigėjui ir jisai man atrašo. Ir mes pasišnekam ir vos nežinai, mes buvom tam pačiam mieste, bet, tiesiog nepavyko akis į akį susitikti su Semu šito, founderiu šitos dalies. Ir man tokie, žinai, blembački, kažkaip labai sava pasijuto, labai sava, sakau, viskas. Aš tada daugiau nieko neieškau ir aš tenai tada pradėjau kurt, dar susitikau su jo, pavadinkim taip, kolega, jis dar ten kelių tokių nuggetsų man parodė, kur kas susidėliojo, paaiškino reikalus, sakau, viskas, I'm all in ir tada varau. Tai toks, kaip sakom, reikalas. Tai good, tai nežinau, Rimvydai, sorry, užkimau. Gal tada imam tavo dalį, nes dabar aš esu, grubiai šnekant, truputėlį pastrigęs ties šitą dalimi, kurią sakyčiau, tai jūs irgi žiūrėkitės, kur čia kas kaip vyksta, kad galėtumėt, parodysiu, kad galėtumėt kartu daryti. Tai aš darysiu savo reikalus. Kaip ir minėjau, reikia 3 dalykų. Tai yra šito puslapio, ChatGPT ir Canva. Aš kalbu apie visus, kurie, grubiai šnekant, nemokami dabar yra. Ir kad nereikia nieko papildomai susidėlioti. Tai jeigu kitų klausimų nėra, gal Rimvydai, tu tada savo pasidalink ir darom tavo seką visą, o aš kartu savo darysiu. Ir manau, kad mes čia dar pusvalandį čia dabar turim, dar valandą turim, manau, kad čia mes išeisim pasidarę. Tai tu esi mūsų bendruomenė, o tu juodą pasidaręs ekraną, ne? Jeigu trukdo, galiu perinkti. Ne, viskas tvarkoja, aš tiesiog ne to. Tavo Create Community. Pasirinki, kokią čia jinai bebūtų, užsirašai savo pavadinimą. Irgi čia kiekvienas savo įsideda su savo kortele, ne? Path to your true self. Irgi rašai, kad lietuviška, kad tipo dabar LT, dar kad lietuviška bus, ne? Tvarka. Tai turim tada 14 dienų, dabar tokiam ale įsibandymui. Seka paprasta. Ir lygiai taip pat, tik tai katiną tu užsidėjęs, aš kažkaip pamečiau, kur tą katiną užsidėti, bet viskas labai liuks.
Koksai, va, teisingai, atsimenu irgi šitą, kokią čia ambiciją, žinai, turi. O čia ką nors keičia tai? Ne, čia Ne? nieko, tau karts nuo karto, žinai, matai, nu vis tiek atitinkamai, tada, ką tu pasirinksi, tau galbūt atitinkamai Discovery mes kitus, nu, kitas bendruomenės ar dar kažką panašaus, nu, tave truputėlį gaidina su tokiu irgi pamokymais ir taip toliau. Nu, tai va, iki 10 000 žmonių. Realiai yra dabar keli dalykai, kuriuos reikia pasidaryti, tai tau papunkčiui viskas sueina. Set cover image, 3 pakviest ir pirmą postą parašyti. Viskas šitie dalykai, tai nežinau, tu čia mus jau gali pakviesti ir jau tu turi, žinai, kiekvieną tą langelį, žinai, sudėliojęs, aš tada nekviesiu dabar nei vieno, nes aš čia visą failą, kurį tu man atsiuntei mokyklos, sudėsiu, kad iš karto visi būtų mokykloje ir, ne mokykloje, bet mokyklos dalyviai. Ir iš karto jie šiandien pamatys, nes vakar taip ir prižadėjom jiem, kad sekmadienį būsit grupėje atskirai sudėti. Tai va, tada atitinkamai, jo, čia yra prašymai. Group description irgi reikalingas pasidaryti, nežinau, tu gali dabar, kodėl aš sakau, kad jo, bet čia ir mintis, kad kodėl reikalinga ChatGPT. Įsijungi ChatGPT, jam duodi užklausą, ką reikia padaryti ir jisai pats padaro šitus dalykus. Tai tu jau matau, kad tu kai kuriuos dalykus jau esi pats, kaip sakoma, praėjęs, vat, gali ir čia perklausti ir jaus atitinkamai. Ir viskas, ir tada susiruošė dalykus, svarbu, kad jie žinotų taisyklės, kad čia būtų max 150 teksto ir čia dabar bendruomenės žmonėms, esantiems asmeninio augimo kelyje ir siekiantiems stipresnio ryšio su savo tikruoju ir autentiškuoju, aš dar nepaspausk nieko, truputėlį info visiems perfekcionistam, kurie, kažin, ar čia gerai parašiau šitą dalyką, nes čia, žinai, gal tas žodis kitas turėtų būti, jisai būtų toks svaresnis ir taip toliau. Kebra, visą šitą jūs pakeisite eigoje. Keisis, susitikrins, matysit, kas veikia, kas neveikia. Aš nesu nei karto savo kažkokoj veikloj, nesu padaręs viską už pirmo karto ir nesuku visiškai galvos, nors pats save irgi anksčiau vadindavau tuo perfekcionistu, kad reikia susidėlioti. Bet, nu, supratau, kad per trumpas tas gyvenimas yra, kad tu iš karto pataikytum taip, kaip reikalinga. Tai šitoj daly, koks bebūtų, eigoje, jeigu tu matysi, kad tu jau pereini į kitą lygį, tai yra į nebe lietuvišką bendruomenę, ar taip tavo group description turės pasikeisti į anglų kalbą. Tai va, šitas dalykas, nu ir kitas tada change URL, tą linką, jau tu čia pats gali tada susidėlioti, kaip jisai vadinsis. Path to your true self, kvietimų, kad, žinai, jisai greičiausiai jo ir yra laisvas, bet jis truputėlį per sudėtingas paieškose, žinai. Gal atitinkamai, jeigu path yra laisvas, skamba fine. Užimtas, ok. True self, jeigu yra laisvas, gal net irgi gerai skamba atitinkamai. Bet tu pasižiūrėk ne per tarpą, bet turi būti brūkšnys, minus. Here we go. Ir gal toks jisai yra lengviau randamas atitinkamai. Tokį pasikeitė. Ai, va, matai, it cost $100, jeigu norėsi pakeisti. Tai va, Tomai, tu buvai užklausęs anksčiau, aš galvoju, kad arba negalima, arba kažkas papildomai kainuoja. Nu tai va, čia pasibandymai tada kainuos, jeigu, žinai, sakai, netinka, reikia true self, tai tada plus $100. Tada. Tai tuo metu galėjau darbiškai staptelt ir pagalvoti. Nu, žinai, iš kitos pusės, Rimvidai, jeigu matysi, kad vėl per šitą dar kažkaip kitaip susidėlioja, tu cancelini šitą savo subscriptioną, pradedi naują ir pasidarai. Bet vėl, žinai, iki to idealiai, man atrodo, čia mes dar eisim, dėliosim ir taip toliau. Nu tai va, tai turi pradžią, pasilikai private group, ne public, bet private, o private yra susijęta su tuo, kad čia iš principo ir bus visa, atitinkamai tau vertė, kad niekas nematys, bet tu galėsi, persiplanuoti. Kadangi tu pasirinkai savo profesionalaus, vadinasi, tu turi jau ir pricingą, čia dar matysim, čia jau ir įsijungs ir affiliatas. Ir va, tai yra tavo pati, va čia seka. Matai, šitoj daly tu pasirenki, kokį komisinį mokėsi nuo savo pajamų, ir čia mes anksčiau grupėje turėjom, tipo kabutėse, tai žinai, bet be šaržo jokio, ar čia tokia vos ne kaip piramidinė schema, ar ten ponzi, ar dar kažkas tai panašaus, tai supraskim iš tos pusės, kad čia už reklamą susimoki pats. Jeigu nori, kad tavo grupę bendruomenę reklamuotų kiti, tu jiems duodi, kur dabar Rimvydas yra affiliate,
atitinkamai tam tikrą procentą nuo kitų sumokėtų sumos ir tada tas žmogus, kuris rekomendavo per affiliate nuorodą, jisai gauna komisinius iš jūsų, ne iš skūlo, o iš jūsų. Prasme, jeigu dabar pasirimvida šitą grupę bendruomenė kainuos, nu, kaip pavyzdys, $100 ir tarkim, aš pareklamuosiu kažkam ir ateis Elena už tą $100, tai Elenai susimokės 100, Rimvydas gaus 50, aš gausiu 50. Nu, minus 2,9 už tos komisinius atitinkam. Ir čia vat atitinkamai į pricingą tu susivedi, kiek jinai realiai kainuoja. Mėnesio mokėjimas arba metinis mokėjimas. Tai metinį mokėjimą paprastai kvietimas visą laiką daryti truputėlį mažiau, kad būtų labiau apsimokėtų. Ir tau iš karto rašo, kiek žmogus sutaupys, jeigu pirks metinę narystę. Mano kita grupė. Povilai, Taip, Gina. o tai dabar jeigu darai tą affiliate ir moka, kaip suprantu, mokėjimas ateina iš skūlo, tai vadinasi, jeigu, va, nežinau, Elena, ne, atėjo ir gaus tą komisinį, tai man netgi kaip pajamos, ne, nesiskaičiuos tai, ką aš mokėsiu Elenai. Nu, aš iškart galvoju apie, kiek ten skaičiuos man Bet pajamų ir pelno. tu kalbė apie savo grupę, kuri patikslink. Nu jo, pavyzdžiui, nu, tas pavyzdys, ne, buvo, kad tu pas Rimvydą prisijungiai, pakvietei per affiliate Eleną Taip, ir tada tu gauni, ar ne? jo, Ten, nežinau, 40-50% ir Rimvydas kas lieka. Tai skūlas iškart moka tau, o ne Rimvydui, vadinasi, Rimvydui tai, ką jisai sumokės Elenai, net nesiskaitys kaip pajamos. Bet kaip Rimvydas Elenai susimokės, jis nesumokės. Nu, tai va aš ir klausiu, kad ar čia gausis, kad vis tiek pirmą kaip Rimvydui nueina kaip pajamos ir jis moka Elenai, ar tiesiog tada tas, kas per affiliate eina Elenai, pas Rimvydą net neteina. Pažiūrėk, sako, Elenai Rimvydas nieko nemokės. Čia Elena mokės Rimvydui, nes jinai ateis į jo bendruomenę, prisijungs į jo bendruomenę. Bet dabar klausimas. Jeigu jinai prisijungs per mano nuorodą, aš rekomenduosiu Elenai, Elena, tau vertėtų tenai, Hebra ten daro gerus dalykus, jinai prisijungia, tampa mokančių nariu, jinai susimoka, grubiai šnekant, skūlui, bet skūlas padalina pagal tą proporciją. Pusę nusiunčia Rimvydui, pusę nusiunčia man. Už tai, kad tai čia labai gerai. Čia yra paprastai labai gerai. Super. Labai, jo, supratau, ačiū. Ok, good. Ok, tai va, Rimvydas pasirinko 17% pigiau, jeigu žmonės pirktų metinę narystę. Vėl, eigoje vėl gali pakeisti. Tu čia dabar perdėliuosi ir viskas čia čiki-piki. Paskui papildomų praisų tu gali irgi atitinkamai uždėti. Gali pasirinkti, ką dabar Rimvydas ir paspaudė, kad 7 dienų nemokamas išbandymas. Svarbu, kad žmogus atėjęs per tas 7 dienas ir nieko nemokėdamas gautų tos vertės, kurią atitinkamai mes ten žadame. Fine, gerai, tai čia šitas yra, payoutsai tada nueina jie į tavo, surinksi va čia viršų, jeigu paimti payouts prie pricingo, čia yra nuoroda į tavo kortelę, atitinkamai reikės tada dažnai sudėti, dabar gal kol niekas nieko nesumokėjo, tai čia niekas ir nemokėtų, bet čia susivedi savo banko duomenys. Stripas sutikrina su skūlu, su tavo banko kortele ir tau tada mokėjimai ateina trečiadieniais. Lietuviško laiku, man atrodo, ketvirtadieniais ten ateina. Esu šitą gavęs už kitą bendruomenę, tai šitą dalyką iš tos pusės žinau. Ir čia yra seka visa. Affiliate nuoroda kiekvienas žmogus turės. Čia uždedi kokį santykį daliniesi su tuo žmogumi. Ir žemiau yra keli dalykai, kurie yra svarbus bendruomenė. Tai yra pluginai. Va čia šitas plugins. Kur šitoje dalyje, kad kiekvienas, kuris nori, kad ateitų, tu jam gali pateikti klausimus. Įjungi klausimus ir čia yra tokie kvalifikaciniai atitinkamai. Jie skirti ir mokamai, ir nemokamai bendruomeniai, kad jie atsakytų. Koks klausimas bus, tu pasirenki pats, bet čia turi tik 3 klausimus. Žmonės atsako 3 klausimus, pasirinkdami iš tų variantų. Tai jūs lygiai taip pat į Mastering Awareness, kada atėjot, jūs irgi buvot paklausti kai kurių klausimų tam, kad man būtų aiškiau, kokia bendruomenė yra atitinkamai. Ir kadangi tai yra dar, kai buvo, dar ir dabar yra atitinkamai, dar mažiau negu 100 trūksta, iki to founderio uždarimo, kol viskas yra nemokamai, aš žinau daugiau mažiau, aišku, iš to, kiek žmonės atrašė, aš žinau, ką jie veikia, aš žinau, kuo jie domisi, aš žinau, kas jiems galėtų būti naudinga toj bendruomenė.
Ir šitas dalykas, jisai eigoje paskui galės keistis, nes žmonės, matot, pagal savo įsitraukimą jie atitinkamai irgi arba turės papildomai kažkokių tai privilegijų, nu, kabutėse įsivardinkim, arba jie kažkokių tai papildomų galbūt naudų turės dėl to, kad jie yra įsitraukę, dėl to, kad jie yra save, nu, pavadinkim tai, paviešinę, nuotrauką įsidėję, savo prašymą pasirašę, tuos klausimus atsakę. Nu, va, tokia seka. Tai va čia iš principo yra 3 klausimai, kurie jums padeda suprasti, kokia pas jūs bendruomenė pradeda kurtis. Ir prie pluginsų dar yra, jeigu... Kažką ne taip. Nieko, nu, nueini į settings. Ir čia atitinkamai vėl. Antras unlock chat at level 2 ar 3 mažom bendruomenėmis nėra rekomenduojamas, todėl kad, tarsi, čia žmonės gali vienas kitam rašyti žinutes. Aš pas save įdėjęs, kad tik tai nuo 3 lygio žmonės gali rašyti, nes, nu, jau kai yra ten kelios dešimtys, kad paskui nebūtų tokio, nu, kaip ir spamo ar dar kažką tai panašaus, o spamo aš turiu minti iš to, kad kartais būna žmogus prisijungia, jis pats nieko nedaro, jisai lieka tam pačiam level 1 lygyje, bet jisai prieina prie visų ir pradeda, hei, klausyk, aš čia, žinai, turiu koinių pardavimui, gal nori atitinkamai. Nu, bet kad šitų dalykų nebūtų, jis realiai turi ateiti ir sukurti vertės, nu, bendruomenį. Tai bent jau 2 arba 3 lygis, aš tada jau jį įdėjęs nuo 3, vadinasi, jo viešus postus turėjau palaikinti ten, neatsimenu, kiek, 20 ar 40 žmonių atitinkamai, kad jisai jau matosi, okei, tu jau čia sukūrė kažkokią tai vertę. Tai čia vėl, mažojo bendruomenė nebūtina uždėti, didesnėje šiaip reikėtų, kad nebūtų to papildomo spamo ir tuo pačiu būtų daugiau įsitraukimų. Kai sakai maža bendruomenė, mes patys sprendžiam, kas yra maža, kas didelė. Jo, atitinkamai, žinai, aš kadangi, nu, jau kai buvo virš 100, aš jau įjungiau šitą dalyką, va tiem, kurie jau naujai atėjo, kad tiesiog apsidraus, kad nebūtų kažkokių, tai, žinai, savų nuorodų ir taip toliau. Nu, va, ir viskas, ir tada čia susidedi, kurie dar reikalingi yra, čia, nu, kaip pavyzdys ten onboard video, atsimenu, va, buvo viršui, va, onboarding video, tu gali irgi atitinkamai įdėti, įkelt tokį, jį savo gali įdėti, čia tai tik tai yra instruktažas toksai bendras ir jį reikia visiems praeit, pasižiūrėti, kaip viskas veikia, čia toks trumpas skūlo paruoštas video. Tai jisai gali būti bendras, jisai gali būti tavo paties sukurtas, čia jau patys pasirinka. Galima net ir nedaryti. Tai čia viskas? Jo, šičia, man atrodo, žinok, viskas, kol kas daugiau nieko pradžiai nereikia, paskui eigoje ten įsidės. Trackingai visokie, nu, kad sektumėt su savo puslapiais. Bet iki tol, kol čia, žinai, dar tik tai pirmieji žmonės arba pirmasis kursas kažkoks įdėtas, čia visiškai easy. Tai va, jeigu į tabus nueitum, čia pasirenki, kas bus matoma atitinkamai. Kalendorius, Classroomas ir žemėlapis. Juos jeigu išjungsi, žmonės nematys, kas įkelta į Classroomą, nu, į tą mokymos erdvę, nebus kalendoriaus arba bus, kuriame bus aišku matoma, okei, daryt čia kažką, susitikimas vyksta ar nevyksta. Nu ir kai kas žinau, kad išjungia Mapsą, kad, nu, tiesiog, kad nerodytų, iš kur žmonės įsijungia. Man atrodo, šitą featuresas fainas ir aš jį palikęs pas save, kad vieni kitus matytų, kur yra. Nes turiu tokią mintį, kad kažkada galbūt kokį sekmanį pasidarysim brančą gyvą, tie, kurie vat, atitinkamai yra toj erijoje, okei, varom, davai, brančiuką pasidarysim taip. Nu, tada, aišku, greičiausiai nefilmuosim, neįrašinėsim, bet žodžiu. Tai vat, nu, toks dalykas. Ir paskui kategorijos. Jo, ir kategorijos yra tos, kur atitinkamai čia suskirstote, kai žmonės rašo bendrai, jūs tada jiems duodat, nu, tuos užvadinimus atitinkamai. Ką jie gali rašyti, kas gali rašyti, bendrai diskusijai, pasitarimui, džiaugtis kažkokiom savo pergalėm ir taip toliau. Tai va, ir vieno ar kitoje bendruomenėje aš daugiau mažiau panašių susidėliojęs, kad vienus gali rašyti visi, nu, tarkim, general discussion, arba ten aš įvardinęs, kad pasitarkim, arba ten noriu patarimų, ar dar kažką tai panašaus, palikęs visiems, o kai kuriuos gali rašyti tik tai adminai. Nu, reiškia, jeigu ten reikia kažkokią informaciją paskelbti, dar kažką panašaus, tai prie tos kategorijos, nu, žmogus turi pasirinkti, kokiai kategorijai visas šitas dalykas bus paskelbtas.
Ir tada iš to matyti atitinkamai būna, ar ten bendra informacija, ar kažkokia svarbi informacija, ar tik tai pasitarimui skirta. Tai va, šitos irgi atitinka, įdomu, diskusija, refleksijos, pamastymam kažkokie mane ir, nu ir gali, žinai, uždėti kokį nors kūrėjo žodis. Nu, vadinasi, jau, ir jeigu paliksi tik tai admin, vadinasi, tik tu galėsi jau tenai postinti į šitą dalį. Va, tarkim, informaciją, jau niekas kitas nepaskelbs informacijos, jau tik tai tu vienas galėsi paskelbti. Mm. Nu, tai va, čia Povilai, irgi turiu galėsi. klausimą, va dabar darau kaip tik tai. Ir žiūrėk, o aš, pažiūrėjau, vieną man leido padaryti kategoriją, o antrą sako, kad raudona ir nebeleidžia. Ai, dėl to, kad per daug simbolių. Ok, sorry, Jo, viskas. norėjau kaip tik sakyti, ar turit visą laiką įtaikyti visus aprašymus maks iki tiek, kiek tenai leidžia, nes jum leidžia pratest, seką visą, bet nepavyks išsaugoti. Tai kartais aš irgi būna prirašau daugiau, bet paskui atrenku, kuri optimizuotai atitinkamai būtų. Nu va, ir ką jau matau, kad kategorija, gerai dar, laimėjimai, fine, gerai, čia šitas dalykas. Galima įsidėti ir taisyklės, rules atitinkamai, kur yra. Čia vėl atitinkamai, aš kai kurias esu pasidaręs, susidėliojęs, bet jos tokios truputėlį bendresnės yra, kad ne tai, kad labai auklėt, bet labiau tokį kvies, žinai, kad būk įsitraukęs, pardavinėk kažkur kitur, tokius, bendrų, žinai, dalykų. Čia irgi gerbiam vieni kitus, dautis vertybėmis, čia vėl atitinkamai vieniem bus aišku, kitiem nebus aišku, bet iš kitos pusės, jeigu tas, kas nebus aišku, sąmoningo bendruomenėje bus tas, kuris ateis paklauso, Rimvydai, ką reiškia šitas dalykas. Ir tada tu žinosi, kad kuo kiti yra labiau įsitraukę į tai, ką tu darai. Tai man atrodo, tas labai labai nauda šitas reikalas yra. Ir matai, čia per daug. Jau tu nebeįsaugosi, yra per ilga taisyklė. Jau ten, žinai, litanijų nesusidėliosi. Vertė jau nebetinka. Gal pasirašyk tokį, žinai, kurkime, dalinkimės vertę. Tada tau, žinai, atitinkamai, užteks. Kurkime kartu, dalinkimės vertę. Telpa. Viskas, tokius susidedi. Į Discovery dabar, palauk, pažiūrėsim, ar tave jau dar matai, kol tu nepaleidai, dar jos nebus. Ir tada gaunasi, kad dar šitos bendruomenės viešai niekas neras, nes, jos aprašymo dar nėra, ten nėra žmonių, jinai dar yra nelaunčinta, dar neįdėjai jokio evento ar kas tai panašaus. Paskui, kai kelsi šitus dalykus, tau pradėsi atsirasti, tarp Discovery. Ir jeigu tas Discovery, tai reiškia, kad anksčiau matėt, atsimenat iš to, kur gali nueiti ir pasižiūrėti, kokios jos yra ir taip toliau. Tai net ir čia, į Discovery tavęs dar čia nelabai bus matomo kaip po tokio. Tai tu jeigu įsidėsi, gerai, gali šitaip susirast ir panašių tikrai rasi, čia jų bus ne vienas. Tai dar tavęs čia greičiausiai nėra. O panašių, kurie kuria su Path, nuo 7 žmonių nemokamos bendruomenės iki ten kelių šimtų mokamos bendruomenės ir taip toliau. Matai, kiek čia jų daug? 34 lapai po 12 tų. Bet gali pasižiūrėti įspaudęs tą rutuliuką, žemėlapį turiu omeny šone, išsitrink tada turbūt pavadinimą, bet lietuvišką, jeigu pasirinktum, rastum visas bendruomenės, kurios jau listinguojamos atitinkamai yra. Ir šitoj daly tavo ankstesnioji sudėta jinai yra ir dar kita yra, 37 nariai, į ją papult irgi galima būtų, jeigu užpildytum kitus klausimus. Čia kažkieno kito kūrėjo, bet lietuviško, ne? Tai atitinkamai raktinis žodis buvo su Path, tai ta ankstesnioji yra ir nuo to tada viskas važiuoja. Jeigu be pavadinimo rasi visas lietuviškas, tai nežinau, ar čia jų dabar padaugėja bus atitinkamai, bet pati idėja yra, kad jos čia visos randamos, tos, kurios yra listinguojamos. Čia susižiūrė. Jau. Balsų tiesiog ar padidėjo? Neliktai. Į viršų. 9, 12 liko.
12, jo, bet matai, tavo dar šitos nėra net įdėta į Mm. tos, nu, į tą listingą. Tai vadinasi viskas teisingai, taip kaip jie ir dėlioja. Tai vat dabar tą tada savo naujai vat atsidaryk. Nu ir viskas. Ir čia dabar seka yra. Matai, tau reikia pakviesti 3 žmonės, tada jinai pradeda būti matoma, nes joje dar Mhm. nieko nėra. Tu aprašai, nu, aprašymus dar papildo, aprašymas jau tavo sukeltas. Įkeli tada nuotraukas. Mačiau, tu tai labiau mėgėjas esi su ChatGPT pasidaryti. Kitas, kuris ten toks mėgėjas pasikrapštyti, atsidaro Canvas ir susiras irgi atitinkamai pagal šitus kriterijus, kas galėtų būti nu, labiausiai atitinkantis bendruomenės reikalus. Nu, atskūlo, pažiūrim, ką tu įsikelsi. Pas tave generuoti su dirbtiniu intelektu, ne yra? Ja, su dirbtiniu plus, nu, su Canva padirbėjęs, nes čia Okay. fonas dirbtinis, tekstai ir Jo, nuotraukos. čia įsikėlė savo nuotrauką. Nu va. Ok, tai čia yra cover foto ir kitas bus ikona tik tai, ne? Toks logotipas, pavadinkim tai. Ikoną kažkur nukišęs, toli dabar nerasiu ant greitų. Gal ką nors paims iš čia. Nu tai gali kol kas dedu. padidint šitą įkeltą žmogėną. Jo. Nu, atitinkamai čia jisai ir bus matomas. O jeigu ją pasikeisi, čiagi nėra taip, kad tu ten, žinai, jau ant akmens išraižai kažką tai. Nu, tai tokį ir ką, tada keliam rankas, mailus surašom, kas nori į šitą bendruomenę. Rimvydas pakviečia, nes paskui, matot, kainuos kem $2, tai čia geriau. Jo, aš šitą išjungsiu kol kas, nes aš laukiu irgi tų tyrsų. Nu, bus free, kur visi... Jo, tai čia spalio vidury pažadėt, nu, ne tai, kad pažadėta, bet planas toksai yra, kad atsiras tiersai ir tie tiersai vadinasi, kad dalis žmonių turės nemokamą prieimą, kiti už tam tikrą mokestį turės kitas vertes. Bet čia tu jau gali irgi susikelt savo hebrą, pavadinkim taip, kad jie būtų matomi. Tai va dabar liko dar tau 2 dalykai padaryti, bet aš dabar kvieščiau truputėlį susitikrinti prie tų Classroom, Calendar, nu, va šitą dalis, kad čia labai svarbu, jo ir about, kad čia labai svarbus dalykai yra, kuriuos turi į bendruomenę atėję žmonės matyti, kas iš principo čia vyksta. Tai pradėkime čia ir ką aš mielai, jeigu matot vertės, pasimkit, kad ir mano, kurios yra sukeltos, aš irgi lygiai taip pat pasiadaptavęs nuo kitų, kurie sakė, dalinkis ir dėliokis. Tai va čia tokia bendra instrukcija, kas reikalinga žmogui, nu, praeit atitinkamai, arba jisai paskui gali ir parašyti kažką, tai jie gali prisistatyti ir va, kas labai įtraukia ir būna bendruomenė labiau įsitraukusi, kada realiai jūs kviečia tam tikrus dalykus ir padaryti. O jeigu pasimtumėm mūsų šitą bendruomenę, kiek ten 500, man atrodo, komentarų yra, kur žmonės bendrauja, ten susijungia, man jau kažkas net ir savo tokį screenshotą rodė, o jau čia mes bendraujam žinutėmis atitinkamai. Nu, fine, va čia ir yra bendruomenės galia, man atrodo. Gerai, tu čia pradedi čia, įjungi šitą. Tai čia dabar jau kaip konteineris toks susikūrė. Jo, tu pasidarai jį arba atskirų folderių, į šitą, arba ir jame pradedi atskirus reikalus, žinai, dėlioti atitinkamai, arba tiesiog tokius puslapius pakeiti. Nu, atitinkamai, čia pasikeiti edit page, tą pieštuką jo paspaust. Čia susikelsi tą informaciją, čia gali nuotrauką sukelt, gali linkų sukelt, gali video sukelt, nu, kas bebūtų atitinkamai. Čia geras, new page pavadinimas, biškai klaidina, po apačia šiek tiek yra zona, kur jau tekstas. Jo, čia tu pavadini tą, kas būtų matoma toj geltonoj zonoj, nu, aprašyme, žinai, tai va čia užvadini pirmus, nežinau, pradinė informacija, labai liūs. Išsaugai ir vadinasi, jau jie mato paskelbtą, visi, kurie ateis, jau Classroom'e matys tam tikrą, nu, info. Čia svarbu published. Jo, svarbu, kad šitas dalykas būtų, nes jeigu bus draft, vadinasi, tik tu matai, pas mane irgi yra kai kurie dalykai drafte, aš dar jų neįkelęs, bet eigoje jie gali atsirast ir tada... Geras adbairis su community posto prisegimu. Jo, šitą tu gali prisekti prie kitų, nes atitinkamai pas mane irgi yra tie, kur jau mes turim bendruomenės skambučius. Tai sukelta būna, aš gal Rimvydai tada vienu pasidalinsiu, gerai, tada, kol tu dar šitus dėliojasi.
aš tada pasidalinu pas save, bendruomeniai, kur yra, tarkim, klasrume, yra susitikimai, veiklos aptarimai ir čia yra pripinintas tas postas. Šita dalis tai yra, kad mes ruošiame šitam skambučiui ir čia buvo komentarai, kas ką nori čia aptarti ir taip toliau. Bet jie buvo iki tol, kol atsirado šitas skambutis. Community šitam susirašinėjime. Ir šitam susirašinėjime aš tą postą tiesiog pasėmiau, pasiruošimas. Šitas postas realiai yra pripinintas prie šito classroom. Prie šitos dalies. Ir tada aiškiau žmonėm yra, kas kur vyksta, kas kaip darosi ir kas ten su kuo susideda. Tai kiekvienas jų atitinkamai gali būti prisektas. Tai taip ta bendruomenė ten irgi atskirus reikalus dėlioja. Tai fine. Tai gerai, galim grįžti tada pas tave. Klausyk, sakiau, savo pasidarysiu, bet džiugu, kad tavo darom, savo vėliau pasidarysiu. Ok, aiškiau daugiau mažiau kitiem. Turit gal kažkokių einamųjų klausimų? Galim judėti toliau? Juda. Tu jau čia šitą info paskelbi, ok, ir čia tada irgi lygiai taip pat žmogus pasižymė, ar jisai perskaitė, pasižymėjo, kad padarytas darbas, jam tada aiškiau, ką jisai bendruomenėje mato, daro. Čia dar, gal svarbus akcentas, kad visi vygas, susidedi viską, ką matai, tu matys ir jie, ir kaip toks pilnas editorius, ir video, ir linkų. Dėl ko, Rimvydai, šita dalis yra tai, kad aš net ir turiu tokį svarstymą, kad realiai aš savo puslapį, o gal net ir visus puslapius anksčiau ir vėliau perkelsiu į School, iš principo. Kad tai būtų bendruomenė. Nes čia realiai yra tas pats puslapis, ir čia tu turi ir e-parduotuvę, ir ką reikia parsisiųs downloadus, ir tu turi prieimą prie laiškų ir taip toliau. Dabar, tarkim, tie, kurie čia esat pasijungę, gal net ir iš Mastering Awareness grupės gavot realiai laišką, pranešimą, kad mes startuojam už 20 kažkiek tai minučių. Nes tu realiai turi visus mailus. Tai va. Ir kalendorius, čia labai svarbus dalykas, kad žmonės pradėtų tada matyti, kas čia kur vyksta atitinkamai, tai tu gali savo pasirinkti iš tokių prirekordintų su įdomiais paveiksliukais, čia faini tokie yra, kokybę pasirinksi. Čia mes turim klausimų atsakymų vakarėlį. Ir tokie, kaip čia jie vadinasi, neatsimenu šitų žvėriukų. Bet čia mes galim nusistatyti laiką, kiek trukmė kokia bus. Ir čia įdomus reikalas yra, kad jeigu net ir neturim šito Zoomo ar ten dar kažką tai panašaus, bendruomenių kūrėjai turi tą School Live mygtuką. Ir čia gali visi įeiti ir tie įeis tik tai, kurie yra šito bendruomenė. Kitokiu atveju reikės padaryti nuorodą, kaip mes kad dabar darom, nes čia per Zoomą gal paprašiau tada kai kurios dalykus dėlioti, bet iš principo tai ir School Live'as galimas. Ok, tai tu suruoši dabar eventą, kuris, aš net žinai, ką galvoju, kol rašai dar tokia mintis, kad tie, kurie turi savo bendruomenės ir jūs norit, kad jos būtų apie tą informaciją irgi paskelbta ir mūsų toj Mastering Awareness, realiai jūsų bendruomenės skambutį aš įdėsiu tenai, į tą Mastering Awareness skambutį. Ir tada žmonės ir tie matys, kad kol mes tam augime, kad dar pasimatytų daugiau žinomumo atitinkamai. O čia dabar kada tavo skambutis bus? Bet čia kol kas nežiūrėjęs į savo kalendorių. Čia testinis toksai tai variantas. Ok, paskui čia pasikeis šitą dalyką. Tai viskas, turi bendrinius susidėliojęs, kalendoriuje jau kažkas yra, klasarme jau kažkas yra, man atrodo, tik tai beliko parašyti pirmą kažkokį tai postą ir pakviesti žmonės. Apie kalendorių noriu klausti. Taip, Elena. Į kalendorių, tai Rimvydas galėtų įkelti mano renginį? Pas save į kalendorių gali įkelti info ir nuorodą, kur bus tavo renginys. Ok. Jo, kaip pavyzdys, tarkim, aš dabar jums irgi perimsiu truputėlį, parodysiu, kaip pas mus, yra. Šitoj bendruomeniai, Mastering Awareness, o čia kažkaip, dabar netidarysiu, nes čia, gal bendra informacija, tai nesinori, kad viešai matytųsi. Paskui tada įkelsiu, kas čia dabar bus, vėliau pamatys. Kaip pavyzdys, čia yra keli, kurie yra mano sukurti, ne? Šitos pirmadieniniai, antradieniniai susitikimai yra mano kuruojami.
Taip. Ketvirtadieniniai susitikimai irgi yra mano kuruojami, bet esminis dalykas yra tai, kad į antradieninius įeisim iš karto per nuorodą, tam tikrą, kuri čia sugeneruota būna. Bet į ketvirtadieninius įeis tik tai tie, kurie yra šitoj bendruomenė. Nes čia jau prisijungti į bendruomenę galima tik tai per atėjus į šitą bendruomenę. O šita bendruomenė yra mokama. Nu, aš kadangi čia narys esu, tai man čia jau bendra info yra. Ir čia Classroom, aš jau ne Classroom, o kalendorijoje, aš jau turėsiu tą skambutį nuorodą čia. Jau jinai bus aiški. Kaip ir šita, aiški, ta pati yra. Bet čia yra kitos bendruomenės. Vadinasi, aš nuvedu į kitą bendruomenę. Tokiu atveju, dabar imam, jeigu Elena imtume tik tai Rimvydo situaciją, Taip. kalendorijoje, Rimvydas, Rimvydai, kuris yra tavo, šitas man atrodo, ne, dar yra renginys. Vat šitas renginys, ne aš jį organizuoju, vat ICF coaching šitas. Jis yra va čia ir vardinta, Rimvydo subbendruomenė, ne atskira bendruomenė, bet Rimvydo čia esanti tarp šitų žmonių, jie organizuojasi ir vat kas turės šitą linką iki galo bendrą, jie tada galės susijungti 2 spalio valandai laiko pasišnekėti. Va čia jau tada prasideda, kad galima nuvesti į kitą bendruomenę. Ir šitas kalendorius tada pasitarnauja ir vienam, ir kitam. Tai dabar kaip pavyzdys. Ar aš teisingai suprantu, kad per tą nuorodą Rimvydas gali net ne skūlo žmonės į tą renginį vis tiek parsivesti? Tai ten mano žumo. Žiūrėk, koksai bus reikalas. Šitas renginys, čia viskas padaryta su Canva, man tik tai pakeičiau pavadinimus ir sukėliau nuotraukas. Tarasme, po defaultų padarytas, šitas posteris, sukėliau tik tai informaciją. Šita nuoroda, jinai yra prieinama visiems. Tarasme, aš ją dalinsiuosi pas save Facebook'e, pas save ten LinkedIn'e ir taip toliau. Ir Živilė kaip svečias pasidalins. Rimvydai, tu ne mum kalbė gal. Good. Tai šita nuoroda, jinai yra kalendorijoje šitos bendruomenės, bet jinai bus vieša, todėl kad bet kas galės į ją ateiti. Aiškiau tada truputėlį. Labai aiškiau. Bet žiūrėk, yra kitas momentas. Jeigu, palauk, šitą įsisaugosiu, kad nepamest. Bet yra kitas dalykas. Aš tikiu, kad, tarkim, su Živilė norėtų pasišnekėti ne vien tik tai bendruomenės nariai. Tarsi noriu, kad pasišnekėtų tik tai bendruomenės nariai. Aš šitą dalyką galiu pakeisti ir išimti Zoom'ą ir pridėti tik tai school call. Okay. Ir jeigu bus tik tai school callas, vadinasi, aš pasidalinsiu, palauk, tu dabar esi šitoj bendruomenėje, tai nebus, gerai, padarom tokį dalyką. Aš dabar pasidalinsiu kaip kokį, kaip tas vadinasi, inkognito, ne? Aš atsidarau New Incognito ir dabar, jūs matot mano ekraną, ar ne? Matom. Bet New Incognito, ar tai? New nematom. Palauk, tai tada turiu pakeisti, gerai. Žiūrėk, šitas reikalas, pasiimu šitą, ne? Nuorodą, bet čia yra tik skulo viduj. Nusikopijavau. Dabar tada palauk, uždarau šitą ir atsidarysiu, kaip tas New Incognito atsidaro. Va čia, atsidarau New Incognito, kad aš neprisijungęs kaip nors bandysiu susidėlioti. Žiūrėk, aš įsikeliu čia tą nuorodą. Ir dabar kas bus? Jeigu aš ją nueinu, aš turiu prisijungti į grupę pirmą. Tai aš kitaip negausiu šitos nuorodos, to pokalbio su Živilė, aš negausiu, jeigu nepatapsiu grupės nariu. O grupės, aš dabar nesijungsiu naujai, nes aš čia jo esu, žinai, aš tik tai, loginą aš jeigu, jeigu ir prisijungčiau, ne, tipo aš prisijungiu į grupę, čia tada padaugėtų narių, bet aš jau čia savo prisijungiau, ne savo vardu. Ir dabar aš jau matau šitą susitikimą. Jau aš tada prieisiu prie jo. Supranti, tada gaunasi 2 viename. Tada gaunasi, kad tu realiai ir didini savo bendruomenę, skūlę atitinkamai ir turi tą skambutį. Tai čia, kadangi toksai bus, žinai, pasirinkimas, kas norės, tada aš dalinsiuosi kitur ir paskui pakviesim į tą bendruomenę. Nori įsitestuoti, tarkim, svečią mūsų bendruomenę, kaip viskas veiks. Tai tada bendras Zoom'as visiems, kas nori prisijunkit, o kas norėsi toliau likti bendruomenėje, galit likti. Aiškiau, Elena?
Labai, labai aiškiau. Ačiū labai. Super. Ok, good. Gerai, tai gerai, šitą tada parodžiau, paskui palauk. Blembački, tai dabar copy-paste padariau, dabar nusimušė tas mano linkas. Nu gerai, tik to, aš paskui įsikelsiu jį, nes jisai jau kalendoriui pas mane kitur yra. Tai žodžiu, apsikeisiu šitą dalyką, bet eigoje. Gerai, tai galim Rimvidai pas tave tada grįžti. Tai vat, tai kai Rimvidas sukurs šitą dalyką, tai vat, tarkim, šitą vat dalis, Rimvidai duok dabar tada atsidaryk tą 4 PM šitą ir vat šitą nuorodą man tada galimės. Dabar vat pabandysim tokį dalyką padaryti. Man kur nors į čatą įmesk, aš tada parodysiu ir vat su Elena išbandysim. Elena nori būti pirmoji Rimvido bendruomenės narė. Nu tai aišku, kad noriu. Gerai, žiūrėk, bet žiūrėk, vat, nu, gyvai viskas, kas atitinkamai veiks, ne? Gerai, tu įmeti šitą, žiūrėjom. Tai mūsų meilės rašteliai su Rimvidu. Ok, viskas aš turėjau gauti, ne, atitinkamai. Ir dabar primesk. Aš dabar nueinu, gerai, šitą awareness savo užsidarau ir dabar turiu Ai, palauk, tai jūs dabar mano nematote, ne? Aš pasidalinu tai, ką matot ir dabar va tuoj suplauks visi pas Rimvydą į grupę. Gerai. Mato dabar mūsų susirašinėjimą, ne? Aš pasiimu šitą nuorodą ir ką aš dabar darau? Aš ateinu. Kuri ten, Rimvydai, man žodžiu pasakyk, kada tai bus ten dabar numatyta. Spalio 1 ten buvo. Jeigu tas, kur pasižaidėm. Rimvydo naujas startas. Ok, pavadinkim čia tiesiog. Čia yra spalio 1, ne? Rimvydai, įsijunk mikrofoną, negirdim tavęs. Jo, sorry, spalio 1, 4 valandą. Spalio 1, 4 valandą, 4 PM, ne? Nu, ok, čia tarkim valanda. Ir ten yra tas tavo school callas, ne? Atitinkamai. Aš įdedu tavo linką. Tik nariams, nu, grubiai, čia tik tai parašau dabar tokį dalyką. Čia nieko irgi nekeičiu. Tegul, ai, palauk, tavo happy hour, čia galim, oi, ne, gal šitą tokia biškį. Ne apie tą renginį bus. O, tokį padarom. Super. Va, čia tik nariams. Ir viskas. Ir aš dabar čia įdedu. Ir čia yra mastering awareness. Tu, Elena, šitoj grupėje esi. Kalendoriuje dabar realiai tu turėtum matyti, kad atsirado naujas eventas. Žiūrėjau. Galim dabar, nežinau, Elena, galim tavo ekraną dabar pamatyti, kaip kad kiti, nu, kad būtų aiškiau, kas jiem tada vyksta, jeigu tu ten neturi kokių slaptų, Aš čia turėčiau tai padaryti. slaptų kodų. Tau yra share ir tada window tą atsidarai. Šitą atsidarau. Na gerai, dabar aš turiu iš čia išeiti ir pasirinkti. Va, tu tada, tu nueini, jo, va čia, tu eik į kalendar. Bet aš dabar nematau. Ne, viršui. Gerai, viskas. Šitas, tada žemiau. Matai, va, 4 PM coworking. Pirmas pats. Šitas, jo. Ir tu dabar jau esi tame. Ne, žiūrėk, tu paspaudė ant to linko. Taip. Ir dabar matai, tu norėdama jį pamatyti, tu turi prieiti į grupę pirmą pas Rimvydą. Join group. Ir tada atsakyti tuos klausimus, kuriuos Rimvydas susidėliojo. Tada Rimvydas pamatys, kad tu jau pas jį, nu, pasibeldai ir tada jau jisai ponas nuspręs, priimt tave ar nepriimt. Kaip sužinoti apie bendruomenę? Nu, va, sekmadienio ryte. Perdavė PP. Nu, jo, tarkim. Nu, va. Ir dabar tu join group. Dabar Rimvydas, matai tavo pending šitas, Rimvydas dabar gaus pranešimą, kad, pas tave atėjo pirmas žmogus. Tu su juo darai. Dabar aš galiu parodyti. Gerai, dabar tada uždaryk Eleną, atsidaro Rimvydas tada. Ir, o matai, membership request iš karto. Čia community pradžioje, jo, pačioj pradžioje rodo. Jo.
Ir va, tu tada matysi jau Eleną ir tada patvirtini, arba gali ant Bairio decline, nu, Decline. nepatvirtini. Nu, okay, tai va, patvirtini Bet ir ir ne ant bajerio tas decline, nes kartais, nu, gali būti tikrai, Mm. kad jo, matau. gali būt kažkokie tai botai įsijung dar kažkas tai panašaus, tai jūs tiesiog atmetat juos. Natūralu, gali būti ir šitas dalykas. Nu va, ir jau turit narius, vadinasi, Elena jau yra narė pas kitą bendruomeniai, tu jau matai tai, ką Rimvydas tenai sukeldinėja ir čia ir yra mintis, kad tam, kad paskui narystė bendruomenėje būtų aktyvi, autorius, nu šitas owneris, tos bendruomenės jis ir kuria ją atitinkamai. Prideda vertės, kuria susitikimus, bendrauja su nariais, klasrumus sukuria, tuos, žinai, kursus, dar kažkas tai panašaus. Jisai ten gali tada sukelti atitinkamų gerų dalykų. Ir va, turbūt dar kažkas, va, jau tenai requestą paspaudė. Ne, keista tas pats, nes kažkodėl kartoja. Ne, naujas žmogus. Edita. Čia Edita jau tai. Jo, yes. Nu, matai, čia, matai, kiti skuba greičiau, negu mes kalbam. Tai jau du yra atitinkamai. O kitus, va, atitinkamai, tu pats Rimvydai gali kur spaust, kur invite, ten surašyti e-mailus, arba atiduoti šitą nuorodą, vadinasi, per šitą nuorodą atėję, visi bus tavo, nu, kaip sakoma, per tave pakviesti. Jeigu čia įrašysi, tarkim, mano nuorodą, mano šitą mailą, tai aš jau tada turėsiu pas save ir čia svarbi detalė, va šitoje dalyje aš noriu truputėlį staptelt. Dabar, kai aš gausiu šitą pakvietį, ne Komo Pro, va, jo, tada aš gausiu. Su tokia mintim, kad man dabar gaunasi toks reikalas. Man aktualu, kad Rimvydo bendruomenė klestėtų. Dėl vienos paprastos priežasties, nes tikėtina, kad Rimvydas šitą bendruomenę sukūrė būdamas pas mane bendruomenė. Ir tada gaunasi, kad realiai jis naudojasi mano affiliate nuorodą. Tada gaunasi tai, kad jeigu Rimvydas, dabar kaip pavyzdys, po 2 mėnesių, po 2 savaičių, jisai susimokės už šitą narystę, aš gausiu, kiek man atrodo, 40%, kiek šitas skūlas moka. Aš gausiu kaip tas, kuris rekomendavau Rimvydui susikurti šitą bendruomenę. Vadinasi, tol, kol jisai ją gyvas, man aktualu, kad jisai irgi, kad kiti apie ją žinotų. Vadinasi, pas save aš pradedu rodyti, kad aš esu šitoj bendruomeniai ir tie, kurie seka mane, jie nueina ir pas Rimvydą ir gali pas jį pasijungti. Kuo pas jį bus daugiau žmonių, tuo man irgi geriau bus, nes ta gyva bendruomenė, jis ją toliau išlaiko, jis moka skūlui, skūlas sumoka man už tai, kad aš rekomendavau. Meiksant šitoj daly. Ir tada gaunasi mes truputėlį tokie kaip ir partnerio jau lygiai esam. Aš tada jo renginius reklamuoju pas save. Aš tada, ne tai, kad reklamuoju, bet aš, ta prasme, rodau, kad mano bendruomeniai prieinami ir jo dalykai. Jeigu kas nors, tarkim, Elena dabar, man čia artimiausia yra, Elena susikuria savo ir sako, Povilai, aš noriu pas tave pareklamuoti mano. Ir aš tada galiu sakyti, jo, Elena, žinai, bet, kaip mes nelabai partneriai tada esam šitoj daly. Fair, ne, toks sąžiningi mainai tada susidėlioja. Ir man atrodo, kad čia yra bendruomeniškumo vienas iš tų pavyzdžių, kad mes mažoji bendruomeniai, aš kalbu apie lietuvišką bendruomenę, mažoji bendruomeniai, mes galim vieni kitiems būti naudingi šitoj daly. Aišku, jeigu mano bendruomenė, pavadinkim, yra apie awareness, apie sąmoningumą, o jūs sakysit, aš čia, žinai, nežinau, ten kokį nors kortom, azartinius lošimus, žinai, organizuojat, gal aš ten jų ir nedėsiu, žinai, atitinkamai. Bet, čia pati idėja yra apie tai. Tai va, tarkim, dabar Rimvydo atveju, ten žmogaus X atveju, kuris sako, okei, tvarkoju, aš noriu kurti kažką labai panašaus ir noriu būti matomas ir kitur, tarkim, pas tave, ir nori dar kitur, ir jeigu mes susitarėm tą tokį dylą, pavadinkim, per affiliatus, manau, kad mes vieni kitų galim labai pagyvinti situaciją. Ir dabar kaip pavyzdys, tarkim, aš dabar pasiimsiu, turbūt gavau tą pakvietimą, ne, pas mane turėjau ateiti. Aš dar jo tik tai nematau. Povilai, atsiprašau, čia vienas, kur aš prasilenkiau šitoje vietoje, ne tai, kad prasilenkiau, bet aš tiesiog anksčiau community buvau sukūręs, negu kad tu startavai su Mastering Awareness. Čia svarbus aspektas yra, kad veiktų ta sistema, savo bendruomenės kūrimo metu turi būti toje bendruomenėje, su kuria nori afiliuotis.
Ai, jo, teisingai, Jo, gerai, kad aš sakai turiu šitą būti dalyką. master Jo, jo, awareness ir tada create community. Jis man tada jo. užfiksuos, kad aš iš Povilo Jo, susikūriau jo, savo. jo, 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 gerai sakai, teisingai. Jo, jeigu mes turim tą tokią partnerystę, vadinasi, tada jūs iš tos bendruomenės kuriat savo, aš tada matau, kad mes esam, nu, susieti kaip ir partneriai ir aš tada pas save jau kabinu, įdedu kitus, nu, jūsų veiklas, pavadinkim taip. Tai jeigu aš savo bičiulius pakviečiau į Mastering Awareness ir jie iš ten kurs, tada grįžta Povilui, ar ne? Jo, bet jeigu tu juos pakvieti iš savo, tai tada jie jau kuriasi po tavim čia, jeigu taip kabutėse, žinai, sudėlioti. Supratau. Bet tu turi turėti savo bendruomenę susikūrus, nes jeigu Taip. tu turi tik tai savo, nu, save pačią, nu, tai tu gali reklamuoti pačius, nu, skulą, pavadinkim taip, ir tu tada gausi jau prie settingų nuėjus, ten, kur affiliate yra, tu turi visą laiką savo nuorodą. Bet jeigu Tai dabar aš automatiškai, esu, bet aš dabar Povilai esu ir Rimvido jau bendruomeniai. tai va, jeigu tu Rimvido bendruomeniai nusiųsi nuorodą ir reklamuosi Rimvido, tai tada tau Taip. Rimvidas jau mokės 50% už to, kas yra sukurta. Aišku. Nu, čia jisai tai pažymėjęs atitinkamai. Aš vieno irgi savo bendruomeniai, nu, kadangi viena yra nemokama, o kita yra mokama, aš irgi padaręs, kad 50-50 mes dalinamės. Gerai. Ok, ir tada dabar palauk, aš pasižiūriu, kur aš pats esu, kaip toj bendruomeniai, kaip narys. Rimvidas. O kodėl aš Rimvidai negavau, žinok? Kodėl čia taip yra? Kodėl aš negavau tavo kvietimo? Ai, sorry, gavau, viskas tvarkoja. Ne, negavau, žinok. Negavau. Aš matau, kad tu ją sukūręs esi, aš matau, kad 4 žmonės yra, bet aš turiu nueiti į join group. Tai gal tas mailas kažkur, kad tu... O tu pila ne mailų gavai? Oi, lemba, nu matai, kaip išsižiojęs iš ryto esu. Nes Sorry, jo. Turiu aš gauti mailų šitą dalyką. Nu, bet negavau, žinau. mailas gerai dabar povilas eta petrauskas.pro. Jo, šitas. Send. Nu, bet tu dar man nukopijuok šitą kopiją, va, įmesk pas mane. O va, žinok, dabar aš gavau. Viskas tvarkoja. Jo, gerai, my bad, aš nemačiau, žinok, sorry. Va, kas tada būna, aš atitinkamai, va, čia pradedu tada matyti šitą situaciją, aš gavau mailą iš Rimvido ir va, čia dabar aš esu join, tada pasijungiu ir va, dabar aš esu jau galintis nueiti į tenai. Ai, bet man net nereikia patvirtinti, tiesiai įėjai. Nu, dabar klausimas, ar aš pagal tą tinkamą nuėjau, nes tu dabar 2 nusiuntėjai, žinai, pas mane. Jo, bet matai, ir vienas ir kitas buvo tas pats veiksmas darytas. Esmė, kad man, kai aš mailą tau išsiunčiu su kvietimu, nereikia. Jo, žinokit, šito nėra. Tarsi, iš karto aš pasijungiu ir aš matau tavo atitinkamai, nu, šitą, vat, nu, čia tas intro filmukas. Ir man, kad man užsidarytų šitie, aš turėčiau surasti kažką, kas jau yra, nu, parašyta, bet kadangi dar tu neturi nieko parašęs, aš neturiu nei kam komentarą palikti ir taip toliau. Bet jau mes esam čia atitinkamai ir pas mane jau atitinkamai čia yra, kad kai aš esu savo profilyje, ne, jau matosi, kad aš esu 2 bendruomenėse. Jau tas, kuris, kaip pavyzdys, Elena sako, ką tas Petrauskas čia veikia gyvenime, ir jisai sako, ai, tu esi čia ir tu esi čia. Į šitą greičiausiai galima tik tai pakliūti, jeigu tu turi bendruomenę susikūrę savo, o į šitą sako, kas čia yra šitas labai įdomus pavadinimas. Ir jinai, nu, aišku, jinai ten dabar narė yra, jinai sako, o, tai gerai, aš noriu ten su Povilu kitą kartą pabendrauti, aš davai pasijungsiu ten, kur jisai irgi yra. Ir tada didėja šitos bendruomenės žinomumas, matomumas tada. Tai va, make sense? Good. Va, čia Rimvidas jau
kuria rašo, duonos neprašo. Prašo, Donas. Prašo duonos. Nu, va, jau yra žinutė, va, visi checkpointai sužymėti. Ir viskas, jau mes pradedam visai kitą bendravimą. Jau tada užsikūrė ta bendruomenė, jau jinai kažką tai veikia, vyksta ir taip toliau. Vat, prisistatymas ir tada sėkmės bendravime, kaip sakoma, sėkmės kūrime. Prisižadėjau dabar kurt video Rimvydas, sukurs video ir taip toliau. Netgi turiu green screeną. Ne, pasidaręs, nu šaunuolis. Nu tai va, Chebrytė, nežinau, tai Rimvydo seka visa padaryta, viskas. Toliau jau tik tai reikia kur turinį, įdėti turinį atitinkamai, apsirašyti čia šitoj daly, kviestis narius, informuoti apie bendruomenę, kviestis narius ne vien tik tai čia per paieškas, bet atitinkamai per tuos kanalus, kuriuos jūs turit, jūsų socmedija, jūsų naujienlaiškis, kas tai bebūtų atitinkamai, ar soctinklai, YouTube'as, TikTok'as ir visa kita. Ir nuo to susidėlioja reikalai. Kažkada tai Rimvydas greičiausiai sukurs tiek, kad jisai bus padaręs ir mokamą narystę, o už mokamą narystę bus atitinkamai, nu, tam tikras turinys bus už mokamos reikalus, o spalį skūlas padarys tą tokius freemium vadinamą planą, kad tai, kad tu už mėnesį iš karto susimoki, bet tu gali rinktis būti nariu, nieko nemokant, o už papildomą turinį, prieigą prie turinio, susimoki kažkokį tai mėnesį. Tai visiems, kas esat, kūrėjai, kurie tai esat, ar ten coachingo specialistai, terapeutai, renkat grupės, konsultuojat, ar dar kažką tai panašaus, vadinasi, jūs esat jau tie, kurie turit kuo dalintis ir įskaidot. Šitą info aš duodu už dyką, šitą info aš duodu už tokią sumą, o VIP, tarkim, info ir konsultaciją su jumis aš duodu už tam tikrą kainą. Per mėnesį atitinkamai. Arba už metus į priekį žmogus gali tada susimokėti. Aš apie privačias konsultacijas. Jeigu darau nuotoliu, per kalendorių yra galimybė ir sujungti su mokėjimu ir kad rezervacija atsiranda vienam žmogui, o ne maždaug. Jo. Yra ten, kur yra Classroom, jeigu Rimvydas nueitų pas save, arba Elena, tu, tarkim, Classroom, yra, matai, atitinkamai vienas mokėjimas, buy now. Ir tu gali pasirinkti tam tikrą sumą, kad tą produktą arba tą paslaugą žmogus nusiperka ir jisai vieną kartą konsultaciją nusipirko už 100, kaip pavyzdys, ir tu iš karto gavai per skolą, tik trečiadieniais, pavadinkim taip. Trečiadieniais tu gavai jo apmokėjimą, bet tu iš karto matysi, kad ten Povilas nusipirko tavo konsultaciją, tau trečiadienį įkris pinigai iš skolo. Atminusavus atitinkamai, kokį tu planą turi. Arba 2,9%, jeigu turi pro lygio, arba 10%, jeigu tu turi hobby planą. Tai šitoj daly yra idealu konsultantam, terapeutam ir taip toliau, kuriems nereikės atitinkamai šitoj daly ruošti sąskaitų ir taip toliau. Viską padaro čia jau skūlas tada šitoj daly. Ir skūlas net savo sąskaitą įsirašo, jums net nereikia rašyti sąskaitos. Tai, O kaip čia Povilai laiką tada pasirinkti, po to kažkaip eina? Gerai, jis nusiperka ir tada jis turėtų kaip užsibukinti konkrečiam laikui. Tai viskas, tu jam tada ten siunčiasi laiškas, tu automatiškai kažkokį tai gali sukurti, sudėdi tada su savo kalendorium, kokį tu naudoji, ten Tidy Call'ą, kaip pavyzdys pas mane, arba ten Calendly. Ir viskas jisai užsibukina ir tu žinai, kad tą nuorodą turi tik tai tie, kurie susimokėjo. Tai čia tokį kaip atskirą gali susikurti tada eventą, kur tik tu personaliai dalini ir susičekini. Okay. Lygiai taip pat tu gali turėti net visiems matomą palikti ir ateityje, kaip pavyzdys, tie, kurie turėsit savo bendruomenės, tarkim, dabar Rimvydas gali kurti ir vienas ir pavyzdys gali būti, kad jisai turi konsultacijas veda. Ir Classroom'e bus matoma, bet nebus matoma, bus matoma visiems, kad sesijos yra, bet bus užrakinta, tik susimokėjus. Ir tas, kuris susimokėjo, kalendorijoje jau matys, kaip jisai gali prisijungti. Kiti nematys, nes nuorodos neturės atitinkamai. Aiškiau? Ok. O kiti matys, kad tai yra nupirkta? Kiti matys, kad galima nusipirkti, bet jie nematys, kaip pavyzdys, jeigu tu dabar nueitum į mano bendruomenę, tu turbūt ne prie kiekvieno prieimą turi. Iš tų dalių. Kol kas taip. Jo, tai vadinasi lygiai taip pat. Tas, kuris nenusipirko, matai, Rimvydas
šitoj daly, vat jis nemato to unlock už 48. Mhm. Nes jo nenusipirkęs. O tas, kuris nusipirko, matys prieigą visą. Ar tai ten būtų kalendoriui, nu, ar tai būtų failai sudėti ir taip toliau. Pas mane, jeigu aš rodau dabar savo atitinkamai, vat greit įmesiu šitą dalį, pas mane, va tas Classroom'e, šitas dalykas, šitas ten buvo, ne? Jis yra matomas man, todėl kad čia mano, žinai, yra sudėliota. Ir čia aš turiu visą prieigą. Ar galiu dalomąją medžiagą atsisiųsti, ar save jauną pažiūrėti atitinkamai. Nu, žodžiu. Ir visas šitas yra sukelta. Bet matyt gali tik tai tie, kurie turi prieimą. Gerai, ačiū. Tai čia vadinasi, Paulai, galima tiek sesijas, tiek šiaip, jeigu nežinau, kokį kursą padarai, kurį nori pardavinėti, ne tik members tokius kelti. Jo, čia idealus šitas dalykas yra tam. Ir tada netgi žmogui nebūtina būti bendruomenės nariu, vėl tu gali šėrintis tiesiog linką į skulą. Nu, žinai, čia kvietimas visą laiką yra atkreipti dėmesį, kad geriau būti bendruomenės nariu, nes tu turi dar kitą vertę tada atitinkamai tam žmogui gali sukurti. Ir tas labai gerai bus, kai tie tyrsai bus, nes iš principo tu gali laikyti tą free tyrsą nemokamai visiems ir tu netgi, sorry guys, aš coachingą organizuoju per Schoolsą, ten nemokamai. Tu ateik, užsisakysi tą mano coachingo sesiją, bet būk tam nemokamam tyrse, o po to žiūrėk, kiek dar ten rasi ir ko dar ten besipirksi. Jo, tai šitas update'as bus, čia turbūt spalio kažkada jie ten, kai buvo vardinę, kad spalio, plius minus vidury, turi atsirasti šita dalis, tai aš irgi tam tikrą prasme irgi tokiam, ne tai, kad laukime, bet ten įsiskaidys. Visi, kurie gali, nori, tarsi jie nori būti bendruomenėje, nemokamai, bet tam, kurie jau, kaip pavyzdys, bendruomenėje į skambučius, eis tik tai tie, kurie mokės kažkokią tai mokestį, žinai, kažkokį mokestį. Į laivus galės klausimus pateikti ir taip toliau. O tie, kurie nemokamai, čia kaip su Patreon atitinkamai, žinai. Tie, kurie Patreon, jie ten, tarkim, jie pamato tą laidą pirmi. Ir jie remia kūrėją atitinkamai. Visi kiti pamato po mėnesių. Ar ten po savaitės, ar dar kažką tai panašiau. Čia vat vėl, žinai, tai tas, kuris nori pamatyti iš karto ir jisai nori padėti kūrėjam, jisai susimoka ten X sumą pinigų, o visi kiti jau jie pamato vėliau. Bet jau galbūt, žinai, tokia nebetiek naudinga, ne tai, kad nebetiek naudinga informacija, bet kaip pavyzdys, tu paleidai, sakai, vat visiems, kas buvo šitam webinare, arba dabar, galioja tokia ir tokia kaina. Irina, prašom, džiugu, kad buvo naudinga. Galioja tokia kaina. Ir tada vėliau po savaitės pasirodo visiems nemokamai. Žinai. Bet ta kaina jau nebegalioja. Tada norisi būti toj bendruomenės daly, kur tu gauni tas geresnės kainas. Čia vėl tokia, žinai, pardaviminis reikalas iš esmės, bet pati idėja yra apie tai, kad tu realiai vystai savo veiklą jau tada plėtoji. Tai vat. Klausykit, žiūrėkit, buvom 1,5 valandos nusimatę ir sukūrėm bendruomenę. Planas buvo, kad aš sukelsiu visus mokyklos, bet tai tada aš dar pusvalanduką pasiliksiu ir sukelsiu dabar, nes niekas, jie sužinos vėliau tada. Tai vat, matau, Milda šypsosi. Tai tuo Milda gausi pakvietimą tada. Ir galėsi prisijungti. Paskui kiti mokyklos, kurie yra pabaigę, jie irgi turės prieigą prie tenai, eigoje. Tada susirinks. Tai vat, ir Elena, ir Aušra bus, ir Edita bus, ir Gintarė. Žinot. Ačiū. Tai va, viskas. Atrodo tiek. Sėkmės kuriant, sėkmės darant, bendruomenė esant, apie tai galėsim vis pasikalbėti, bet man atrodo, tai yra tas išjudėjimas. Ir turi dabar 2 savaitės nuo pradžios, kada kas pradedat, pasižiūrėti, kaip jums sekasi, kaip kas toliau vyksta. Linkiu, kad vyktų sklandžiai, o jeigu turėsit klausimų, parašykit, antradienį susitiksim irgi pasišnekėdami. Ačiū. Viskas, ačiū Jums, sėkmės, gero sekmadienio, o tie, kurie žiūrit kažkada vėliau, tai geros Jums dienos. Iki. Ačiū Jums, iki.